Kiekvieną pavasarį jaunuoliai renkasi, kur studijuoti, ką studijuoti, kokią studijų programą pasirinkti. Į ką šiemet atkreiptumėte dėmesį, jeigu jūs būtumėte jaunuolis ir jeigu reikėtų stoti? Nėra visada lengvas klausimas ir vyresniem, kurie bando patarti, ir pačiam jaunimui renkantis. Nes profesijos, kurios iš tikrųjų pasaulyje bus aktualios, net ir artimesnėje rinkoje, po 4-6 metų nėra jas lengva atspėti. Gal yra svarbiau toksai globališkesnis pasirinkimas, ar tai žmogų humanitariniai mokslai traukia, ar socialiniai, ar susiję su valdymu, ar su kokiais nors socialinių reiškinių elementais. Labai dažnai sureikšminama labai konkreti studijų programa ar ankstesnių terminų specialybė. Todėl, kad vis dėlto svarbiau bazinis yra išsilavinimas ir tiesiog išsiugdymas gebėjimo toliau mokytis, labai sparčiai sugebėti pagauti naujausias žinias, netingėti jas įsisavinti. Yra studijų programų, kurios patrauklios ir įstoja labai daug, ypač į mokamas vietas, bet rinkoje yra jau rūpesčius, nes jau atsiranda ir specialistų perteklius. Nepaslaptis, kad jaunuolio pasirinkimą lemia ne tik jo domėjimasis, bet ir tėvai. Tai ką tėvam reikėtų žinoti, galbūt visų pirma, ir šiek tiek kalbant su sūnum ar su dukra, kur nukreipti? Tėvai neturėtų apsiriboti vien tik tai patarimais, nes dažniausiai susiję su jų pačių išsilavinimu ir su jų pačių matymu. Jau geriau tėvams sudaryti savo atžaloms galimybės išbandyti daugą, dalyvaujant įvairiuose būreliuose, dalyvaujant įvairioj užklasinėje veikloje. Šeimoje tėvai gali turėti išsilavinimą vienokį ir abu tėvai gali būti medikai, bet tarkim jų atžalos nė viena nenorės eiti šituo keliu. Ir nėra gerai, jeigu tėvai primeta tą matymą ar tokį labai išskirtinai pabrėžia dinastijos ten tokį testinumą. Aš pats esu iš tų, kuris vis tiek bet kuriam moksleiviui sako, pirmiausia įsiklausyk į save. Na ir vis dėlto, ką turėtų abiturientai šiemet žinoti, pasirinkdami egzaminus, ketindami pasirinkti vieną ar kitą aukštąją mokyklą? Reikia žinoti, galiu net ir, tarkim, ir priėmimo asociacijos LAMO BPO tinklalapį pasiskaitant teisės aktus, geriausią eilę, priedus ypatingai, kur yra egzaminų deriniai, kurie reikalingi, norint stoti vienur ir kitur. Planuojama šiais metais, kad 3,6% mažiau bus abiturientų norinčių studijuoti aukštosiuose mokyklose. Kaip tai galėtume paversti skaičiais ir ar iš tikrųjų taip yra, o galbūt yra kažkokių tai dalykų, kurie jau ir nudžiugintų? Na, nudžiugintai labai neturėčiau kuo. Tas mažėjimas, gal mokyklas veikia, aukštasias mokyklas ir šiais metais veikia ne taip smarkiai, bet tai dėka to, kad stoja daug vyresnių. Ir dabar jau netgi gal daugiau negu kas trečias stojantysis yra ne tų pačių metų baigimo. Pernai, sakykime, per bendrojo priėmimo sistemą buvo priimta apie 14,5 tūkstančio į universitetus ir kolegijas, į valstybės finansuojamas vietas ir dar arti 13 tūkstančių į nefinansuojamas vietas. Dar mokyklos priimdamos iš trečiųjų šalių, daugiau užsieniečių, dar atskirai, dar kažkur apie 4 tūkstančius surankiojo. Tai štai buvo bendras skaičius. Aš nemanau, kad šiemet tiek pasieks. Aukštosios mokyklos turėtų matyti apmastyti, jos puikiai žino tai, ką jūs kalbat, jau tos faktus kiekvienais metais pasveria, pasižiūri, skaičiuoja ir panašiai. Ką pačios aukštosios mokyklos turėtų daryti? Tikrai mokyklos gali padaryti daug, bet ir valstybė, čia sakyčiau, čia turėtų būti bendri žingsniai. Taigi, geri dėstytojai, gera materialinė bazė, štai yra svarbus veiksniai. Ir, žinoma, tiek jau studentų, tiek tose programuose dirbančių dėstytojų, pagaliau absolventų santykis su tuo ekonominiu sektoriu valstybei, kam ir skirtas tas specialistų rengimas. Tai šiandien žaidime akademinėje rinkoje Lietuvoje 43 aukštosios mokyklos. Čia jau nekalbu apie kunigų seminarijas.
tai vis dėlto yra labai išplėtotas tinklas. Ir tarkim, pats faktas, kad privačių aukštųjų mokyklų yra daugiau negu valstybinių, irgi kažką tai sako apie rinką. Ar galima pažvelgti bent 50 metų į priekį ir matyti situaciją ir ko mes reikėtų? Tai, kas susijęs su žmogaus sveikata, tikrai plėsis. Ir ne vien technologijos, ten gydymo, bet natūralu ir sveikatos palaikymo, ir jo gerbuvio sudarimo, ir netgi jeigu kalbėti apie įvairių dirbtinių organų gamybą ir apskritai ir su socialiniu gyvenimu, socialiniais reiškiniais taip pat atsiras daug naujienų. Kompiuterinės technologijos jau šiandien matosi atneš uždavinius susijusius su dideliais duomenų masyvais, analitika. Vienos iš tokių greit ateisinčių naujų profesijų, kaip visų tų informacinių atliekų tvarkymas ir galų gale maisto, vis dėlto, kurios stygius jau jaučiamas pasaulyje, įvairius gavimo būdus. Šiandien jau architektai kūrė namus, kuris gali pats save prasimaitinti, jau jo langai kitokie, vėlgi kitaip visai su energetika elgiamas ir viską. Tai čia jau fantazijai vietų yra labai daug. Ačiū už pokalbį. Prašau.